Taigi, visų sumuštinių reidas ir šiandien aplankysime pirmąjį fokusą. Internete radom, kad čia yra mėsainių. Fokusas ir angliškas sumuštinis. Pradėsiu nuo to, kad servitėlių neįdėta. Meniu šios sumuštinio nėra dar vis. Yra tik tais internete. Bet jis atrodo dieviškai. Yra. Bet tai, ką aš paspyriau tenais buvo bulvė, kurių mums siūlė prie šio sumuštinio kaip garnyras. Kad jos papildomai gerai bandom paimti. Daug rausvai gelsvo rausvo rožinio padažo. Pasiūliau kol kas tik bandelę ir salotas. Gerai, dar bandom. Angliškas. Taigi, pažiūrėjau, ką mes turime. Angliškas jisai vadinasi todėl, kad jame yra ananas, štai jie. Ir mes turime kotletuką, pakepintą ant keptuvės su pakankamai nemažai aliejus. Kalorijų čia tikrai matosi nemažai. Mėsytė balta. Gardu. Žinokit, gardu. Bet nustatyti, kiek verta, daržovių palyginus mažai. Tik tais ananasas, salotė. Neblogas padažas, riebi mėsa. Nėra meniu, servetėlių neįdėta, bet skanu. Kaina 5,90, beveik 6 litai. Nežinok, 7. Iki 9 niekaip netraukia, 10 irgi ne, per mažai salotų. 7. Na, kad apsiribosiu 7. Kad ir kokia gera kaina, kad ir visai gardu, bet pribarbėjo. O, jau turiu ir ant savęs. Varmenos 7. Pabandysiu pabaigti kažkaip. Gerai, kaip pasivogau servetėlį nuo stalo. Toksai švaresnis sumuštinis. Aš ne, gal aš geriau žolę patyrinsiu.